Sveikas persikėlęs į senąjį Vilnių. Girdi šį šurmulį? Jis įsigėręs į visas šio seniausio restorano Vilniaus senamiestyje sienas. Restoranui daugiau nei 50 metų, bet aplink tave alsuoja istorija, kuri prasidėjo 15 amžiuje. Pakilk nuo kėdės ir sek paskui mane. Aš tau papasakosiu viską, ką šios erdvės matė per pusę tūkstantmečio. Turbūt jau matei šios siaurus vingiuotus laiptus į rūsį. Tokio ūgio buvome prieš 5 amžių. O dabar tau teks palenkti galvą, kol leisiesi jais. Susitiksime seniausioje namo dalyje, kur viskas prasidėjo. Nusileidai? Gerai, dabar pasuk kairėn į gotikinių rūsių sales prie Stiklių gatvės. Archyvai nurodo, kad pati seniausia restorano dalis buvo kaiminystėje, kairėje nuo šio šerno galvos iškabos. Šiuose vietose pirmieji kūrėsi pirkliai ir jų krautuvėlės. Jie stengiasi statytis namus šalia miesto rotušės ir turgaus prie jos. Jau senokai, daugiau nei prieš 500 metų čia mūrinį namą pasistačiau aš. Buvau tada gana turtingas. Tuo metu mūro statyba buvo labai brangi, didžioji dauguma Vilniaus pastatų tais laikais dar buvo mediniai. Šie rūsiai buvo statyti 15–16 amžiuje. Jei pažvelgsite užuolaidų pusėn į mažą salytę su laiptais, pamatysite išlikusi senąjį įėjimą iš gatvės. Čia Rūsyje buvau įkurdinęs savo krautuvėlę. Žvilgtel kairiau, dar kairiau. Čia Rūsyje toliau nuo gatvės, keliais dešimtmečiais vėliau, 16 amžiuje įsirengiau ūkinį sandėlį. Štai čia galite pamatyti išlikusią seną angą į kiemą, per kurią iš lauko buvo supilamos ar įkeliamos prekės. Pakel galvą viršun, dabar jau niekas tavęs neužgrius. Beje, apie šį rūsį kalbama, kad 17 amžiaus pabaigoje čia buvo kalinamos moterys. Ekspertai tyrinėję pastato architektūrą ir istoriją, jokių įrodymų nerado, tačiau lubose kur ne kur pastebėsite geležinius kablius. O greta, už 1,5 metro storio sienos ir nedidelę patalpą labai primenančią vienutę. Kai baigsi apžiūrinėti seniausią restorano dalį, susitiksime viršuj. Tik nepamiršk pasilenkti. Šis ir aplinkiniai namai stipriai nukentėjo nuo karo ir gaisrų. Istorikai mano, kad pirmąjį kartą pastatas buvo nusiaubtas ir degė pirmosios Vilniaus okupacijos metu, kai 1655 metais miestą užėmė Maskvėnų kariuomenė. Jis nukentėjo ir per didžiuosius Vilniaus gaisrus 18 amžiaus vidury. Po to turėjau kibti į darbus ir viską nuo pirmo aukšto atstatyti. Pavyzdžiui, štai čia tau po dešinę. Matai salės užrašų Švedijos namai. Čia 18 amžiuje nusiaubus gaisrams atstatinėjau viską baroko stiliumi. Kaip matote, šį kambarį puošia arkinės lubos, ištapytos augalų motyvų freskomis. Jeigu pasidairysi atidžiau, pamatysi išlikusius man tapytų freskų fragmentus. Kaip mano laikais buvo įprasta, aš čia su šeima ir gyvenau. Prie gatvės buvau įkūręs krautuvę, o čia svetainę, kurios kampe ruseno židinys. Pasišildi, tada gali apsisukti. Žvilgtelk į priemenėje esančią virenę. Ši yra bene vienintelė Vilniuje, kurią gali laisvai apžiūrėti. Tai 18 amžiuje statyta patalpa, kaminas, katilinė ir virtuvė viename, kurioje buvo gaminamas maistas ir tuo pačiu apšildomos patalpos, nes ji įrengta pačiame pastato viduryje. Kad jau prakalbom apie maistą, einam toliau į naujausią restorano dalį, į paskutiniuosius amžius. Nedaug kas čia belikė iš senų laikų. Vienintelė vieta, kurioje dar matosi 19 amžiaus gyvenimo pėdsakai, gatvės fasado siena. Apsižvalgyk, čia veikia tiek daug krautuvėlių, kiek salėje yra langų. Likusi salės dalis buvo sugriauta Antrojo pasaulinio karo metais. Tyrimai rodo, kad šios patalpos buvo iš esmės rekonstruotos net 5 kartus, tiek dėl gaisrų, karų, tiek keičiantis namų šeimininkams ir daugėjant gyventojų. Paskutinį kartą tai vyko 1972, kai buvo atidarytas ir iki šiol veikia šis restoranas. Mano istorija ir tradicija seka restorano šeimininkai. Jau antra tos pačios kartos šeima, brolis ir sesuo. Tam, kad jums sukurtų autentišką meniu,
restorano šefė dirbo su Lietuvos istorikais ir nagrinėjo pačius seniausius išlikusius dokumentus – Lietuvos didikų dvarų inventorius. Iš jų žinome, kokie produktai ir kada pasiekė mūsų šalį. Tad ne tik patalpos, bet ir restorano meniu yra istorinė kelionė per skirtingus amžius. Jis sako, kad restorano misija – atgaivinti senąją lietuviškąją virtuvę. Jos patiekaluose atgimsta lietuviškos virtuvės skoniai iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. Užuodi? Taip kvepia istorija. Skanaus.